Čia netrukus atidarysime nuolatinę logistinės paramos aikštelę. Tai karinės technikos aptarnavimo ir saugojimo bazė, skirta Vokietijos brigadai ir NATO daugianacionaliniai koviniai grupiai. Per rekordiškai trumpą laiką susivienyję sąjungininkai ėmėsi veiksmų ir savo ryžtų parodė, kad geba veikti greitai, sklandžiai ir svarbiausiai efektyviai. Your Excellencies, I report multinational battle group lined up for ceremony. Thank you very much. Good evening, soldiers. Good evening! Šiandien padarėme dar vieną labai svarbų žingsnį mūsų bendrame saugumo stiprinimo kelyje. Atidarome nuolatinę logistinės paramos aikštelę Rukloje. Tai yra labai modernus objektas, kuris buvo finansuotas Vokietijos ir yra skirtas NATO pajėgoms. Čia yra įrengtos tiek remonto ir aptarnavimo dirbtuvės, sandėliai, plovykla, degalinė, infrastruktūra, kur yra reikalinga, kad mūsų sąjungininkų pajėgos visuomet būtų pilnoje parengtyje. Ir tai yra dar vienas tvirtas mūsų sąjungininkų buvimo NATO rytinio flango stiprinimo garantas. Šiandien aljanso, o taip pat ir mūsų dėmesio centre yra oro gynybos stiprinimas. Rusijos provokacijos ore, tarp jų ginkluoto drono įskridimas ir Lietuvos teritorija rodo, kad turime judėti nuo oro policijos misijos prie tikros oro gynybos. Todėl nuoširdžiai dėkojame už sprendimą prie Lietuvos oro erdvės apsaugos prisidėti realiais pajėgumais mūsų sąjungininkai ir Vokietijai. Nuoširdžiai dėkoju Vokietijai ir kaip visuomet jums už jūsų nuoseklę paramą Lietuvai, už jūsų atkaklumą, stiprybę ir ryžtą. Mes kartu stipriname savo valstybių saugumą, bet svarbiausia, dirbame tam, kad išliktų demokratinis laisvasis pasaulis. Ačiū.